Sveiki, su jumis kaip visada smagus užkandis ir šiandieną mes gaminsime bulvių košę. Taigi, visų pirmiausia nusiplauname bulves ir jas nusiskutame. Nuskutus bulves, jas supjaustome mažais kubeliais, kad jos kuo greičiau išvirtų ir viską dedame į verdantį vandenį. Verdame 15-20 minučių arba kol jos suminkštės. Pradūrus su šakute arba peiliu, jos labai lengvai persiskirs. Tada išsilydome sviestą ir sudedame į bulves. Ir jas ištriname ir viską gerai išmaišome į vientisą masę. Įberime šiek tiek pipiro prieskonių ir apie 1 arbatinį šaukštelį druskos. Taigi viską dar kartelį gerai išmaišome iki vientisos masės ir štai turime paruošę puikią nuostabią košę, kurią taipogi galima pagardinti šiek tiek pakepinus česnaką ir čiobrelį svieste ir užpylus ant košės. Taigi jeigu patiko šis receptas, galite užsukti į mano svetainę, ten rasite pilną receptą ir kitų įvairiausių receptų. Taigi linkiu skanaus gaminimo ir iki kitų pasimatymų. Iki.